Taip, bus labai rimtos varžybos rytoj, bet ką mes turim savo užantyje, kad mes jau treniruojamės daugiau nei 10-2 savaitės ir tame etape jau sužaidėm su Baltarusų komanda, kaip matėt, 2 kartus ir keliavom per visą Lenkiją sužaisti su Lenkais. Tai mes turim bagažę 3 geras varžybas, kur analizavom, žiūrėjom, ką mes darom blogai ir kaip mes turėtum žaisti būtent prieš Estus, nes dabar kaupimės tik Estams, o po to matysim su komandom, kaip bus. Tai pasiruošimas tikrai neblogas, tikrai kryptingas ir su tokiu, taip kaip atsiduoda treneriai šitam visam etapui, tai kol kas džiugu matyti. Tai tikrai rytoj reikia viską pernešti ir nepanikuoti, nes turim tikrai nemažai jaunų žaidėjų, bet kažkaip reikia susitelkti rytojos varžybom. Labai daug kas, manau, priklausys nuo vyresnių mūsų, kaip mes juos nuteiksim ir kaip mes jiem patarsim tinkamų metų, kaip jausis tuose varžybose, kaip pradėtas varžybas, kad tai tikrai ne paskutinės varžybos gyvenime, bet kad jie žiūrėtų šiek tiek ramiau, bet nusiteikti pilnai, kaip sakant, morališkai stipriausiai, bet, bus matyti. Dabar tą estafetę mes dar laikomės ir reikia būtinai išlikti ir kuo geriau sužaisti, kad išlikti šitam divizione, nes tikrai ateina nemažai jaunimo, bet dar ne visas jaunimas atėjo tą, ką mes turim jau tokių užaugusių, kas dar neatvažiavo. Tai tikrai matosi, kad po kokių 5 metų, 3 metų, 4 turėsim tikrai gerą naują kartą ir kuri turėtų šitam divizione tikrai atneš nuskinti ne vieną laurą. Jinai tokia, bet nemanau, kad atkreipsi dėmesį rytoj. Nemanau, bus kitų detalių. Bus prie vartų ten viskas kitaip. Bus rytoj įtampos daug, bus nervų daug, rytoj bus tikrai karas. Abi komandos tą žino, tai kas išliks kantresnis ir užsivedę bus visi, kas išliks kantresnis ir protingesnis rytoj tas turėtų paimtas varžybas.